prie namo, kur aš praleidau visą savo vaikystę. Mano vaikystė buvo tobula. Daug kas galėtų man pavydėti. Aš ir draugų turėjau, su jais ir ant garažų šokinėjom, ir ant medžių lipdavom. Bet šitas rajonas kažkas su kažkum. Tu nežinai, ką kiekvieną dieną gali sutikti. Ar girtą žmogų, ar benamį. Įdomiausia tai, kad jie visą laiką gali pasibelst pas tave į namus. Ir koks skirtumas, ar tu gyveni namie, ar pavyzdžiui bute. Na, man buvo 7, kai pirmą kartą pasilikau namie viena. Iškart, kai tėvai išvažiavo, pas mane į namus pradėjo belstis benamiai. Žinau, kodėl jie pasirinko būtent mano duris. Ne, kad pasibelst ir išeit. Ne, jie tiesiog pradėjo laužyti šitas duris. Vėliau jiem kažkas sušvito, kad tiesiog namie nieko nėra ir išėjo. Nuo to laiko, kai aš grįždavau iš mokyklos ir matydavau šitoj laiptinėj benamius, aš arba skambindavau tėčiui, kad mane pasitiktų, arba tiesiog stovėjau prie medžių ir laukdavau, kol jie išeis.